Biurokratinė klaida, šį kartą neregistruotas rungtynėms. Žutautas atsakomajam mačui jis registruotas turėtų būti. Perdavimas į baudos aikštelę. Milaševskis ieškojo Maksuto Azizi. Šis prie kamuolio prisilies, nesugebės Severino. Ir 1-0 Vetra pirmauja. Kad šį kartą įvartis yra skaitoma. Severino mušė savo antrąjį įvartį šiame turnyre. Ataka dešiniuoju kraštu, šaltas dušas, Legijai šaltas dušas visiems tiems 2000 žiūrovų. Dar kartą epizodas. Labai tiksliai griūdamas galvą padėjo tolimą į vartų kampą Vetros legionierius iš Brazilijos. Dar kartą štai čia. Sėkmingai atšokęs kamuolys, pakovojo dėl jo Bobis Božinovskis. Sėkmingai leidžiasi ant galvos Severino ir 1-0. Po dvikovos su Injaki Astisu įmušė Sirgaliai. Milaševskis kelia kampinį. Baudos aikštelėje kamuolys Juška. Ir dar kartą Mucha gelbsti savo vartus, kyštelėjo galvą. Įvartis 2-0. Dejanas Milaševskis muša įvartį pačioje pirmojo kėlinio pabaigoje. Na, ką reiškia žodis Joana, ar tai yra žmona, ar tai yra dukra? Apie tai laikraščiai galbūt rašys rytoj, tuo tarpu mums lieka konstatuoti faktą. Vetra pirmauja prieš Legiją 2 įvarčius. Dar kartą štai šis epizodas. Severino smūgį atmušė Janas Mucha, sužaidęs ne pirmą sėkmingą epizodą. Mindaugo Pankos perdavimas į baudos aikštelę ir bingo 2-0. Jau sakiau, kad, na, mano nuomonė, bent jau Vetra žaidžia galbūt geriausias rungtynės šį sezoną, galbūt geriausią savo rungtynės žaidžia ir Severino draskęs varžovų gynybą šiame